Labas, jeigu ir tu nori daugiau laiko praleisti darydamas tai, kas tau patinka, pavyzdžiui, tavo hobis, privalai turėti papildomą pajamų šaltinį. Ir vienas iš tų pajamų šaltinių galėtų būti, ar netgi privalėtų būti pajamos iš investavimo. O jeigu tokių pajamų dar negauni, tai labai rekomenduoju sudalyvauti seminare Investavimas tinginiams. Tai yra mano seminaras, kuris sukurtas tokiems žmonėms, kurie neturi daug laiko arba tiesiog tingi ir nenori užsiimti investavimu ir nori paprasto, aiškaus ir greito sprendimo. Tai tokį seminarą darau rugsėjo 12 dieną, vakare vyks online ir ten aptarsime tokias temas, kaip išsikelti tikslus, kas liečia investavimą, kaip susidėlioti asmeninių finansų valdymo strategiją, kuri būtų paprasta, aiški ir veiktų kiekvienam žmogui, ir savaime suprantama aptarsime investicinius įrankius, kurie reikalauja minimaliai laiko ir duoda maksimaliai gerus rezultatus, netgi geresnius rezultatus negu turi Wall Street'o vilkai. Ir taip pat pasidalinsiu savo strategijomis, duosiu tokias špargalkes, ką daryti, kaip daryti, kur investuoti pinigus, tam, kad turėtumėte išskirtinai gerą rezultatą. Mano pažadas yra jums toksai, kad jeigu po seminaro skirsite 4 valandas susisetapinti, susidėlioti sistemai, tai tada tai reikės į mėnesį skirti nuo pusvalandžio iki valandos investavimo temai ir viskas, ir jūsų rezultatai bus tikrai išskirtinai geri. Taip kad linkiu sudalyvauti seminare, dar kartelį rugsėjo 12 dieną, bus online, kaina tik 19 eurų ir esu tikras, kad šis seminaras tikrai atsipirks, nes jau tokį dariau prieš mėnesį ir žmonės buvo labai patenkinti. Paliksiu komentarus ir keletą atsiliepimų. Tiesa, tie, kas dalyvaujate, galite ir palikti ir atsiliepimus ir jūs. Ir pasimatysim seminare. Iki.